Action! Sveiki, su jumis sveikinasi fizikos daktarantas magistras ar kažkas panašaus, arba kitaip vadinamas Ignu Driomu, besimokintis antroje B klasėje, turintis trimestrinį netgi 4 ir pats Ignas Driomas pristatys jums fizikos kūrybinį darbą, mūsų hobį ir fiziką. Ekstra! Turime! Praeitame reportaže matėte, kaip Marius Eitutis AK Strutis žongliravo su kamuoliu, bet tam neužtenka paprastų gabumų, tam reikia ir pasitelkti fiziką. Pavyzdžiui, turi žinoti, kokiu kampu turi spirti kamuolį, kad jis teisingai atsimuštų. Ir be to jisai turi kamuolys būti pakankamai pripūstas, kad pats atšoktų tam tik. Šiame video reportaže matome, kad Romanas Lankutis ne tik pasirinko prastą metimo kampą, bet ir neapskaičiavo vėjo pasipriešinimų, tai tikriausiai dėl to ir nepataikė į krepšį. Vėjo pasipriešinimo salėje nebūna. Jeigu jisai viską puikiai apskaičiuotų, jo metimas atrodytų tai. Taip. Lauk, ne. Tai apsispręs. Nu davai, varyk jau. Gerai, bus man. Aha. Komputinė fotinė iš naujo. Video Marius tiesiog laužo fizikos standartus, darydamas šios pratimus ant turniko. To negali paneigti joks mokslininkas, netgi Teresė Džioginė. Nuo jo neatsilieka ir Edvinas. Ką dar padarai? Aš galiu 10 pristraukimų padaryti. Nu davai. Oi! Šitas nesisukai? Na. Viskas, ką Lakis padarė. Молодец. Ar tu kaip mokyklos viceprezidentas manai, jog fizika svarbi kasdieniniame gyvenime? Savo atsakymą argumentuok. Aš manau, kad fizika yra svarbi mūsų gyvenime, nes mes kasdien susidurėme su juo. Jau pradedam nuo to, kad atsikeliame ir užbaigiant tuo, kad išeiname iš mokyklos. Ar turi savo hobį? Žinoma, aš turiu daug hobių. Ir koks jisai būtų pats mėgstamiausias? Pats mėgstamiausias mano hobis. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose. Ir kaip šis hobis susijęs su fizika? Reikia daug vaikščioti, reikia kalbėti. Šiaip. Na gerai. Kas geriausias fizikos mokytojas mokykloje? Žinoma, Romanas Rimkevičius. Ar be to karto motorė atsibučiavęs vyras? Savo atsakymą argumentuok. Kokią gerą klausimą davėt mane. Taip, pusantrą. Kur?
Turi problemų, ką? Nori muštis? Tau vietos maža. Nu. Atik. Aš sakiau, kad aš kietesnis. Ką pasakys mūsų komisija? Na kągi, išvydome labai technišką bėgimą. Tokio bėgimo dar senai nesumatęs. Kaip matot, bėgikas nepaslydo, nes jisai apskaičiavo trimties galę. Tai tiek. Ignas Driomo CD. Jis jaučia fobiją žmonėms. Pedofilas. Reikėtų padaryti geriau. Nu gerai. Nu davai, asitolim, pasiartinti. Duok tą fotiką jam. Gerai, paskutinė apie foliorą. Kaip debilas, Dėsnus. Tuo lengviau bus atlikti. Ar užteks jo tipo? Ai, tai... Kągi. Nu gerai, nu sakyk. Na kągi, manęs nenudžiugino mūsų futbolininko technika. Ji pasirodė per prastą šią. Viskas, mama važiuoja, viskas.